Sveiki gyvi. Aš turiu žodį abiturientams ir moksleiviams. Aš kritiškai vertinu egzaminus, kurie vyksta 11-12 klasiai. Man atrodo, kad tai yra nenormaliai ištempta sistema, kuri užtrunka net 2 mokslo metus. Daugybė streso, daugybė laiko, daugybė įtampos, sudėtinga struktūra, nuolat besikeičianti, kiekvienais metais vis atnešanti naujovių, nesusipratimo, neiškumo, streso ir begalinių įtampų. Aš negaliu įsivaizduoti, kad vieną egzaminą galima laikyti keletą kartų, vienas atlikimas užtrunka ilgą laiką, kelias valandas. Man sunku suvokti, kaip 18-19 metų jaunuolis turi 3,5-4 valandas sėdėti prie rašinio, nepakeldamas užpakalio nuo kėdės. Aš galvoju, tiesiog niekas nedirba taip jokiam darbe, nebent mes gyvename kokiame nors režime, kuriame darbuotojas bijo pakelti galvą, nes gaus nuobaudą arba tai grės jo gyvybei ar sveikatai. Tai nėra normali sistema. Man atrodo, kad šiandieniniai egzaminai mus rengia ne gyvenimui, bet egzamino išlaikymui. Jis tampa tokiu savitiksliu dalyku. Pavyzdžiui, mums reikia skaičiuoti, moksleiviams reikia skaičiuoti žodžius, kiek tu parašai žodžių. Interpreto kūrinį ir temą taip, kaip mokė mokytojas, metodininkas, daryk taip, kaip reikalauja sistema. Rašyk mažesnį rašinį, nes tiek, kiek reikalaujama, nedaugiau, nes padarysi mažiau klaidų. Kas tai per patarimai? Kodėl mano kaip žmogaus arba moksleivio kaip žmogaus saviraiška yra ribojama, kūryba, asmens laisvė reikšti savo nuomonę yra uždaroma? Aš asmeniškai daryčiau viską priešingai, parašyčiau patį ilgiausią rašinį, koks įmanomas, rašyčiau taip, kaip man patinka, išdėstyčiau savo ne mokytojo ar metodininko mums primestas mintis ir idėjas. Aš sąveikaučiau su tekstu, su kūriniu pagal savo brandą ir suvokimą taip, kaip įsivaizduoju. Man atrodo, kad būti laisvam žmogui yra vertybė. Atsimenu, kai buvau moksleivis ir mūsų valstybė tik tai atsikūrinėjo ir man reikėjo laikyti egzaminą lietuvių kalbos ir rašyti tekstą ir aš rašiau savo kūrybos darbą ir prisimenu, kad liko labai nedaug laiko ir man reikėjo labai greitai pabaigti savo darbą, rašinį ir aš jį taip tiesiog nukapojau. Bet mano nuostabai labai gera pedagogė, mokytoja tai vertino aukščiausiu vertinimu ir vertino mano darbą, mano kūrybą, mano minčių autentiškumą. Aš galvoju, kad tai yra viena didžiausių vertybių ir dalykų, ko gali išmokyti mokykla. Mokykla, ta konkreti mokytoja įdiegia man meilę rašymui, tekstui ir laisvei. Egzaminas, mano galva, egzaminai šiandien dienai labai sureikšminami taip, tarytum jie būtų svarbiausias gyvenimo dalykas. Aš nežinau nei vieno asmens, nei vieno žmogaus, kurio gyvenimą būtų nulėmęs egzaminas ar egzaminai. Paprastai mūsų gyvenimą nulėmė charakteris, mūsų požiūris į kasdienį darbą, mūsų moralė, kaip mes dirbam kasdieną, mūsų etika, mūsų draugai, mūsų mentoriai, bendruomenė, kuriai mes priklausome, tikėjimas, kurį mes išpažįstame, sutuoktinis, kurį mes pasirenkame, gyvenimo būdas, kurį mes gyvename, knygos, kurias mes skaitame, mokytojai, kurie mus formuoja, mokytojai, kurie atiduoda savo širdį mums, visuomenė, kuri suformuoja tam tikrą gyvenimo būdą ir vertybės, šitie dalykai suformuoja ir nulemia mūsų gyvenimą, bet ne egzaminai. Ne egzamino įvertinimai. Egzamino įvertinimai svarbus mums stojant į vieną ar kitą programą. Dažnas moksleivis, reikia pripažinti, kad net nežino tiksliai, kur jis nori mokytis ir ką nori studijuoti, kokia profesija yra jo pasirinkimas. Jis dažnai spėja, dažnai tai būna tiesiog tik tai prielaida į gyvenimą ir tada galvoja, aš neišlaikysiu to egzamino ar kito egzamino, gausiu prastesnį vertinimą ir mano gyvenimas sugrius. Ne, tavo prielaida apie gyvenimą sugrius, nes tu net nežinai, koks tavo gyvenimo tikslas ir uždavinys tau skirtas ir duotas yra. Taigi, aš dažnai matau, regiu, kaip Dievas, kaip pats gyvenimas pakoreguoja mūsų prielaidas apie gyvenimą, neleisdamas mums gauti gerų įvertinimų ir pakreipdamas mus, tarytum, kaip koks piemuo, kaip koks ganytojas, kaip geras mentorius mūsų gyvenimą teisinga kryptim. Taigi, gali sugriūti mūsų gyvenimas,
arba prielaida apie gyvenimą, netaip išlaikant egzaminus, kaip mes tikėjomės. Egzaminai svarbus yra reitingų sudarinėtojams. Egzaminai, jų įvertinimai svarbus mokyklų administratoriams, mokytojams, kurie vaikosi šimtukininkų ir nori pasipuošti padėkomis iš savivaldybių, kad jie štai išugdė šimtukininkus. Kartais egzaminų įvertinimai svarbus mūsų abiturientų tėvams, kurie nori pasididžiuoti prieš giminę, prieš artimuosius ar darbovietėje, kad štai mano vaikas gavo tiek, o gal net 100 per egzaminą. Vaikai ir abiturientai, pakelkite galvas. Jūs esate pašaukti didesniems dalykams negu tik tai egzaminui. Jūs pašaukti didesniems tikslams negu tik tai egzamino išlaikymui. Jūsų dėmesio centre turi būti aukštieji gyvenimo tikslai, vertybiniai klausimai, siekis gyventi teisingai, būti, tapti teisingais ir gerais, dorais žmonėmis. Jūs klaidingai gyvensite, jei manysite, kad tas laikinas gyvenimo tikslas gali būti egzaminas. Gyvenimo tikslas turėtų būti tapti brandžiu žmogum, tapti atsakingu, darbščiu, atskaitingu, kuriančiu, atsidavusiu, mylinčiu asmeniu. Protingai parengti, sudėlioti egzaminai gali būti pagalba siekiant šito tikslo. Aš labai dvejoju, ar šiandieninė mūsų egzaminų sistema būtent tai daro. Skaitykite teisingas knygas, pasirinkite teisingus mentorius ir mokytojus, disciplinuokit save, siekite aukštesnių tikslų, lenkitės tikram Dievui, o ne reformų stabui, nuolat besikeičiančiai švietimo bestijai. Geros kloties kiekvienam iš jūsų.